Neužmirštamas kelionės į Aziją organizuoja kelionių organizatorius Voyage Voyage. Labas, aš Justė, virtuvės mitų griovėjų komandos narė, miksologė. Šiandieną jums norėčiau pagaminti kokteilį Rob Roy, kas būtų Manhattanas. Tik tai skirtumas tarp Manhattano ir Rob Roy kokteilio yra tai, kad Rob Roy naudojamas škotiškas viskis, o Manhattane naudojamas amerikoniškas viskis. Taigi, turime škotišką viskį, turime vermutą, saldų raudoną vermutą, ir turime biterius, kas yra karčioji trauktinė. Pradėkime. Vos keli lašeliai karčiosios trauktinės, ledas į taurę, kad jinai būtų pilnai šalta. Pradėkime nuo pagrindinio ingrediento. Tai yra škotiškas viskis, 50 ml, 20 ml raudono saldaus vermuto. Šio kokteilio principas yra maišymas. Jeigu klausite savęs, kada kokteilį plakti, o kada maišyti, tai kai turime skaidrų alkoholį ir vien tik tai alkoholį be sulčių, tai visada yra patartina maišyti, kad neatsirastų drumzlių. Mes norime, kad šitas kokteilis būtų švarus ir jeigu mes jį plaktume, nuo vermuto atsirastų burbuliukai, kurių mes taip pat nenorime. Pats maišymas trunka apie 12 sekundžių, bet jeigu norite, kad nesijaustų alkoholio aštrumo, tai pamaišykite daugiau. O papuošime marašino vyšnaitę. Štai Rob Roy kokteilis jau pagamintas. Su jumis buvo Justė. Iki greito.